Labas visiems. Sveiki. Šiandien buvome prie jūros ir buvo labai daug vietinių prekeivių. Pardavinėjo įvairius slemokus, kaip aš jau pavadinau, nes čia tokių normalių žuvų labai mažai. Tai mes nutarėm išbandyti kriauklės, va, tokias. Jūrų sraigės. Jo. Jūrų sraigės, tai nusipirkom ir dabar norim jas pagaminti. Bet prieš tai noriu paprašyti jūsų, kad paspaustumėt laiką ir paspaustumėt prenumeruoti, kad paskui nepraleistumėt mūsų tolimesnių video. Tai dabar Jolanta pradės viešbučio sąlygom gaminti šitas sraiges ir mes jums viską parodysim. Ką dabar darysi? Pirmiausia, tai aš galvoju, kaip čia. Nieko, jas išmirkiau druskytai. Perskaičiau visas rekomendacijas ir dabar į pasūdytą vandenį rekomenduoja dėti ir pavirti. Aš įsivaizduoju, čia panašu kaip mūsų sraigės, lietuviškos. O tai nereikėjo pirmai išimti viduriukų tą mėsytės? Niekaip negalėjau, bandžiau, slepiasi jos, va, matai, pasislėpė, nežinia kur. Ai, tai pležė atsimeni, kaip daužė tenai. Jo, bet aš... Į akmenį. Jie daužė, aš nedaužysiu, aš pabandysiu. Pabandysi pavirti ir tada išlukštensi, ne? Oi, kokios sūrios, pasižiūrėk, tu paragauk, nereikia druskytis. Geras. Toks sūrus vandenėlis. Čia tai jau. Puodo neturim didelio, tai teks po kelias pavirt, apvirt. Ne taip kaip namuose, ten katilais. Ne. Ne kaip katilais. Turim katiliuką. Dar nusipirkom keptuvytę tokią gerą. Biškį, jinai gal net didesnė. O gal į šitą pabandyk tu? Ką? Sekantį kartą, kai... Ne, tai į šitą va perdėt va. Ką? Žiūrėk, geriau gausis tau gal. Nebandysi? Jo gylio per mažai, nes jos aukštus. Matai? Trūksta gylio. Taip? Bet dar biškį daugiau vandens dapilus. Gal nieko būtų. Į vandenuką įdedu citrinžolės. Man labai patinka jos citrininis imbiero šaknies ir čiliuko. Nu. Tegu verda. Uostau, nes nesugedusios turi kvepėti skaniai šviežia žuvim. Man kvapas šiek tiek primena mūsų stintučių. Šviežių agurkėlių. Nu va. Visas išuosčiau. 100% visos. O, geros. Kaip skonis? Geras.
ką aš galiu trumpai pasakyti. Pavirus keletą minučių pasūdytam vandenyje, jos iš tikrųjų labai lengvai išsitraukia iš savo kiauto. Tada aš jas pakepinau su čili pipiriuku, su svogūniuku, česnakiuku. Laimo įdėjau sulčių. Žinot, panašu į mūsų vištos kilvelius. Ir iš tikrųjų, kas mūsų sraigės Lietuvoje valgė, tai lygiai tokios pačios, tik tai, nežinau, daug didesnis. Tai va, tai ką, gero apetito visi. Man nepamažink. Salotų pats. Gerai. Šiandien eidami nuo jūros dar nepasakei, kad va, kaip čia pavadinti šitą, nuo kokoso medžio nuskyniau tokį laivelį. Tai pritaisėm, tokia dekoracija pas mus ant stalo gavosi. Čia galima sudėti vaisius, bet dabar vaisius jau pabaigė. Tai kai jau viską pribaigsim, važiuosim į turgelį, nupirksim ir dar kažką parodysim. Nepamirškit paspaust laiką ir prenumeruoti mūsų kanalą.